susitvarkiau, šiaip ne taip muitiniai. Džiaugiausi, kad laive greit pasidariau dokumentus. Padarė blogai pasirodo, reikėjo iš naujo viską darytis. Buvo klaidingi numeriai įrašyti motociklo. Muitinė irgi, gal 3 kart muitininkai tikrino. Tai vienas, tai kitas, jie ten nesupranta, ar tikrinė, netikrinė viens per kitą. Tai nežinau, turbūt valandą pusantros aš čia užgaišau. Nu, bet jau viskas dabar. Važiuosim ieškoti viešbučių. Žiūriu, mano navigacija BMW. Rodo pievą, tik tai jokio kelio. Tai net nežinau, tai čia veiks ar neveiks. Kas čia bus toliau dabar su jam. Nu, bet bandau važiuoti. Žiūrėsim, bus kaip bus. Nu va, pasitiko Afrikos žemė, vaizdai, visiškai nepanašu, kas Europoje, toks biskį šokas savotiškas, bet šiaip įspūdžiai geri kol kas. Važiuoju dabar ieškoti keityklos, kažkur pavalgyti reikia, kažką nusipirkti ar galbūt parduotuvę kokią ir žiūrėsiu toliau, kur čia važiuoti. Nežinau, kaip bus. Bandysim palikti čia mocą ant gatvės, mačiau yra keitykla netoli, tai eisim žiūrėti, ieškoti, bandyti pasikeisti pinigų kažkaip tai. Palikau, nežinau, gerai, negerai, išbandysim laimę tojels. Nu va, kažkaip sugebėjau, radau įsikeisti pinigų, vieno vieto nekeitė, kito vieto nekeitė, bet paskui radau, iškeitė. Dar paklausė, kur telefono kortelę nusipirkti, sako, ai ten, eik tolyn kažkur tai. Bet paskui pats išėjau į lauką, žiūriu, sako, čia šalia Vausienų, žiūrėk, pardavinė kortelę, sako, eik čia ir galėsi nusipirkti. Tai, nusipirkau kortelę, viską, pasijungiau internetą, dar iškart nepavyko, pats niekaip nepasileistum kortelės, jeigu ne jie patys paleistų, nes ten tai dėjau vieną kortelę neveikia, kitą dėjau, vėl ten neveikia, žodžiu, buvo reikalų. Einu žiūriu, duoną parduoda, gal duonos nusipirkti reikėtų jų vietinės ir dar kokį vaisiai gal. Nu, einu, pažiūrėsiu, gal kažką tai nusipirksiu. Duonos yra, vaisių, mangų. Prašau, aš jam rodau, kad vieną tik tai. Tai jis man kilogramą pasvėrė tų mangų. Sakau, kiek kainuoja. Tai jisai skaičiavo ant pirštų, lenkė pirštus angliškai, nuo vieno pradės, kad suskaičiuotų iki pat galų, kiek kainavo, kiek angliškai kaip mangai, nes nei žodžio angliškai beveik nemoka nieko. Duonos irgi rodo, kad noriu duonos, bet jis nesupranta. Paskui vos ne tai, kad pats iš lentynos paėmiau duoną ir sakau, šitą vieną imu. Nu tai gerai, sakė, labai gera, labai skani šitą duoną, tai bandysim paragauti, kai šį pradau daiktas, tai jų duona norisi paskanauti. Kaip tikiausiai skanesnės. Galima sakyti, tokia bulka pati kaip ir pas mus. Nieko blatno. Nu, pabandysim kitur, gal bus skaniau. Ką, kortelę turim. Biškį nusipirkom, pinigų išsikeičiom. Galima varyti viešbučių ieško tada. Ryto tada jau keliausim. O šiandien viešbutį, išsimaudyti po keltų. Sveikinasi visi važiuodami, kaip draugai būtų. Neįkyrus, nei pardavėjai, neįkyrus niekas nesiūlo, nieko per prievartą tau nekiša. Dar prašatė sunkiai prisiprašyti galima, kad parduotų. Gerai, vyniojusi ir važiuojam. Nusipirkau mangą, bet nebeiškimčiau. Iki viešbučio bevažiuodamas radau visiškos laukos nuošalę vietą, kad jokių nieko vietinių nebūtų. Ir galvoju, kad reikia paragauti mango. Mango skonis nerealus. Bet kaip bebūtų laukos sustojus, vis tiek iš kažkur atsirado, atėjo, tuoj prisistatė vietiniai, tuoj draugų susiradau vietinių.
Ahoj, pirma diena Afriko. Važiuojam, kelias nuostabus, asfaltas tobulas, oras irgi geras, naktį gerai nulijo, aišku, bet dabar kol kas atrodo viskas puikiai, tai lėksim tolyn, žiūrėsim. Tikslas Merzuga, nežinau kada pasieksiu kurią dieną. Policijos belie kiek daug postų pilna, prie kiekvieno miestelio visur tikrina. Bevažiuojant kely pasirodo, radau štai tokius potvinius. Pasirodo, Afriko nebuvo šiaip sau lietus, o buvo baisi liūtis. Atvažiavau pasišildyti, bet papuoliau pasirodo į tokias liūtis. Afrika dar 50 metų nemačius tiek vandens buvo. Sustojau į kavinę pietų, įdomiai, atėjau pasišokė, nusivedė į virtuvę, įleido į šaldytuvą įeiti ir sako, kurį nori mėsos gabalą. Matot, prikabyta mėsos, kokios nori, kaip nori, pasiruošėm ir sako, gali pasižiūrėti, ką nori, tą nusipirk valgyti. Žiūrėsim dabar. O, žodžiu. Šefas. Kavinukė, galima iš lauko pasižiūrėti, ką valgyti gamina. Pažiūrėkit, kaip gražiai apetitą kelia avis su uodega, žolytė pakabinta, pridėta. O, draugai prisistatė prie manęs jau, pinigų prašo iš karto. O, visi sveikinasi prancūziškai. Selfie. Šifoto. Nu, pavalgiau tai labai skaniai. Bijau iš pradžių valgyti, nes vietų gaminu iš karto viską, ilgai užtruko, bet žiauriai patiko, labai puikus maistas. Nužiūrėjau viešbutį tokį, visiškos kalnuos, vienas kelias įvažiuoti, vienas išvažiuoti. Važiuoju dabar link to viešbučio nakvynėj, tai autentiškas viešbutis, tai vaizdai įspūdingi, stebina vis kiekvienas kilometras, vis gražiau ir gražiau kol kas. Pagaliau išsukau iš pagrindinio kelio, visiškas siauras keliukas į kalnus veda ir važiuoju jau link to viešbučio autentiško. Biškelį stresas, bet bandysim laimę. Sunkiai, bet radau viešbutį kalnuose. Viešbutis tai įdomus, kaip sakant, iš kupranugarių šūdų drėbtų sienos turi būti žiauriai keistas, bet įdomi autentika, išbandyt buvo tikrai verta atvažiuoti į tuos kalnus labai liuks. Ateina viešbučio savininkas ryte šiandien, sako, niekur tu nebevažiuosi, kelias užpiltas, viskas. Mūsų kelias baigėsi. Bet sako, nepergyvenk, gal praeis porą valandų turėtų atslūgt vanduo, o jeigu ne, tai rytoj tada, sako, ramiai.
Ką, bandau važiuoti. Kelias baisus, tai dar susirinus, bet sumažėjau, bandau kažkaip išvažiuoti. Kaip aš vakar įvažiavau, nežinau, bet kažkaip bandau išvažiuoti šiandien. Baimės pilnos kelnės, bet kažkaip tai reikia pėsdyti iš tų kalnų jau. Nesimato čia video turbūt kokio statumo kalno, bet eina šiek reikėjo vakar užvažiuoti, tai dėt buvo. Tik tiek, kad sausa vakar buvo, šiandien dar ir lyja. Kai lyja, tai ir slidu, ir viskas čia. Ach, tu kurwa! Ach, tu blėt! Biškiau. Laukia, prancūzai mane palydėjo, sakė, per tą užtvirusią upę. Pirmas kelias mažas labai treniruotė įveiktas. Nes baimės pilnos kelnių šikna šlapia, ne nuo lietaus, bet iš baimės. Bet čia šitas upelis buvo tik tai šiokas. Seka sistemos net bus reikalų. Dar vieną įveikiau. Varom toliau, bus dar bloga. How much? Huh? Why? Ką, vanda laimė yra.
Okay. Tai dabar dar džiaugu, gerai neapsivers. Wait. Rankos kojos drebėti nenustoja, bet įveikiau pačią didžiausią, pačią sunkiausią vietą. Dabar jau čia tik tai smulkmenos liko, bet vis tiek savininkas viešbučio palydės, sakė, iki autostrados dar kavos išgersim. Viešbutį miegant naktį atrodė, kad šiaip lietutis tik tai buvo, bet pasirodo tokio liūtis praėjo, kad viskas skęsta, plaukia. Baisu, sakė, nematė tokių lietų, jie čia daug metų. Taip, kaip čia atrodo, bandyt mažai ir mane, bet nemažai kito vandens. Nu jo. Pagaliau pasiektas kelionės tikslas – Merzūga. Sugalvoju užvaryti į kalną mus pėškom be kupranugarių. Pagaliau atvarėm į bivaką. Toks kažkoks tai ne kažką, tai matėm pakeliui ir geresnių. Bus kaip bus jau dabar. Nu va, mūsų nakvynė iš vidaus vakarienės laukiam turi atnešti. Šiaip maistas visai skanus buvo, lovos irgi neblogos keistos, bet išsimiegot dykumo verta ir tikrai gerai. Nu, turėjau nakvynę dykumo, išsimiegojom palapinėse, jų tipinėse. Dabar ryte grįžom atgal į viešbutį, tai vat duos pusryčius ir bus galima toliau vėl keliauti. Kupranugariai pastatyti, liko laukti kitos komandos. Vsio, palieku Merzūgą. Vėl naktį lietaus buvo daug, bet diena nusimato lyg tai nebloga.
Svarbiausia pasisveikyti su vietiniais, problemų nebus. Pažiūrėkit, kokį restoraną radau, su kokiu vaizdu. Laukiu, kol paruoš staliuką. Nu va, tvariau viešbutį sustojau. Motocikluose, kaip nežinau, po Dumblynus važiuočiau, o ne po šiltus kraštus važinėčiau. Šiandien biskį nuotykį apturėjau. Sugalvojau matai pasisveikyti. Privažiavęs arabas prie pas manęs ir net laikiau mocu. Buvo kelių nušulnumas didelis į kairę pusę ir tiškiausia, tai biskį gerai, kad stovėjau. Tai va, biskį rankina trūko. Biskį patrumpinau rankenėlę stabdžių. Biskį apibrausdinau. Bet šiaip visą kitą daugiau nieko. Dėžiai sveikos liko, viskas, kaip sakant, gerai baigėsi, kadangi stovėjau, tai smulkmena. Nu, bet nieko. Uždengsiu mocą dabar ir varysiu į parduotuvę. Sakė, šalia yra parduotuvė ir yra alaus nusipirkti, reikia pabandyti vietinio alaus išgerti. Šiandien pietum tadžinas bus mėsos, pasirinkė koks. Jo, o čia kepa tadžiną. Toks bus daiktas pietum šiandien. Kažkodėl nenorėjau tos prieš tai, kad filmuočiau jį visur, va čia pilna. Kažkoks pakelės turgelis vyksta. Pasiektas Marakešas. Jau visokio eismo matęs esu, visur važiavęs visko, bet to dar buvau nematęs. Tai blogai, kai pagalvoju, kalnuose per upes buvo lengviau važiuoti negu čia mieste. Katastrofa. Lenda į bet kokį centimetrą. Tikras tarpelį, įlys jį būtinai. Niekas negali niekur palikti laisvos vietos. Baisu. Kažkur šalia lyg tai turėtų būti viešbutis, rinkausi viešbutį pakrašty miesto, bet pasirodo pačiam senamiestyje išsirinkau viešbutį. Eismas tragedija, baisiau negu įsivaizduot galima. Tai ir vartai į patį seniausią Marakešo turgų senamiestį įvažiavimas. Tai pačio širdį Marakešo viešbutį išrinkau. Mano gidas priekį bėga, nes senamiestyje pats niekaip nesugebėjau surasti viešbučių, tai mane dabar lydi tom siaurom gatvutėmis iki viešbučių. Aišku, reikėjo už tai susimokėti, už dyką niekas nedirba.
Prie viešbučio sakė, moco laikyti negalima, nes nesaugoma, tai atvarė mane į tokią saugomą aikštelę. Už 2 eurus žmogus sėdėjo ant kėdės visą naktį prie motociklo susėdęs, gyvas sargas. Dar vienas kelionės tikslas pasiektas, buvo tikslas atvažiuoti prie vandenyno, tiesiog pasidaryti jau atostogas, porą dienų poilsio, pagulėti ir pasimaudyti. Čia buvo tas rytas, kai ryte atsikėliau ir supratau, viskas, laikas namo, gana. Viešbutukas mano. Turbūt prieš paskutinis Afrikoje jau. Sekantį naktis planuoju, kad jau bus prie kelto kažkur netoli. Tai čia dar biškį pagyventi ir viskas bus jau į pabaigą. Afrika eina. Visi tie viešbučiai kitokie toks. Kiekvienas įdomesnis vis kažkuo toks. Nežinau. Šitas toks ne kažką, ne autentikus, ne europietiškas, ne dar kažkoks toks biskį pagyvenęs gerokai.
vietinių drakiai vyksta, papuoliau į netikėtą situaciją. Negalvojau, kad Maroke gali būti rasos ir rūko, bet ryte ir rasa tokia buvo didžiulė ir rūkas vaizde nesimato, bet nors pirštų į akį durk. Sustojau į degalinę, biškelį pailsėti, vaikštinėjau, dairausi. Žiūrėkit, ką radau. O, pykt pradėjo. Reik nelyst artin. Štai Kasablanka, visų vietinių išsvajotas miestas, labai gražus, bet nieko panašaus ir bendro su tikruoju Maroku nėra. Paskutiniai degalai Maroke ir McDonald's yra, tai būtinai McDonald's eisiu pavalgyti. Einu vakarienės ieškot viešbutį, nedirbu baras jau, net sezonas matyti. Pasižiūrėjau žemėlapį, rodo, kilometrų yra kavinių kelias, tai einu žiūrėti, gal rasiu ką pavalgyti. Nu vietinė, tai kaip ir visur kabina makaronus, o nausiukė gali. Užeinu į vieną kavinę paklausą, sakau, ar turit vakarienės? Sako, ne, tik tai kavos. Sakau, kur? Nu, netoli, sako, čia paeis, nu, gal koks kilometras, sakė. Nu, gerai, einu. Paeinu dar vieną kavinę, vėl neturi vakarienės. Nu, netoli, dar koks kilometras ir viskas. Į trečią, ketvirtą ir visi, dar koks kilometras viskas. Nu, variau 1,5 kilometrų ir nieko neradau. Ne dabar apsisukau atgal, einu. Pasiimsiu motociklą ir tada važiuosiu, nes kol nueisiu, kol surasiu, tai teks tamsiai pieškom pareiti. Tai kažkaip nesinori vaikščioti tamsiai čia labai. Tai jau grįžinėjau, pasimocau ir varysiu. Bus greičiau turbūt. Nežinau, dabar jau vienas sako varyti kairę kilometrą, kitas į dešinę kilometrą. Ir net suprantu, varau. Žiūrėsiu, kažką rasiu vis tiek. Blogas sprendimas buvo pasukti į dešinę, teko apsisukti ir važiuoju į kitą pusę. Sudėtinga šiandien sekasi su vakarienė. Sunkios paieškos, bet rezultatas atpirko viską.
Viešbutėlis koksai, visai neblogas, ant vandenyno krantom, visai gerai. Paskutinis viešbutis Afrikoje šiais metais. Mocą pasistačiau, teritorija saugoma, viskas vartai uždaryti, viską ramiai savo. Labai ramus, tvarkingas viešbutukas, liuks, patiko visai. Ir su vaizdu dar gerai buvo. Bendras balkonas visiems svečiams, vaizdas į vandenyną. Šilta ryte, smagu, gerai, 18 šilumos. Čia mano kambariukas. Nemažas visai. Nesu tuliku. Ir jau balkoniukas su vaizdu. Smagiai. Geras tikrai. Paskutinis miestas Maroke, Tandžyras, keltas iš čia, tai nedaug liko, porą valandų iki kelto, tai važiuoju į vietą tiesiai. Maroke turbūt yra dvi taisyklės, prie raudono šviesoforo visi sustoja, bet pradeda važiuoti vis tiek dar raudonų žibant ir greičio vaikščioti, daugiau tai nevažiuos. Kas nori, kur nori, kada nori, sustoja, kur nori. Žiedą važiuoja visi, iš 3 juostų, vieną bando žiedė suvažiuos, apsidėti 3 važiuoja, niekas tai nesudės. Kelias geras pas jūs važiuotus ir viską, bet mieste nereikia važiuoti. Dar 3 sekundės likę buvo jau salės, pasas važiuos. Kairę bando 5 juostų susitarsyti, kiek nerūkia. Nesuprantu, dar iki mano kelto daugiau valandą, davė bilietą, liepė važiuoti, nes čia kas valandą keltai plaukia, dabar kitos firmos keltas yra, žinau, niekad nekalba, tik taip pradė savo tą kalbą prancūziškai, dar viskai nieko nesuprantu. Liepė važiuoti, parodė, kur tai važiuoja, žiūrėsiu, bus toliau.
Panašu, kad per renginą važiuoti reikia. Gal ne čia prieš mane priek. Ne. Pakankamai lengvai greitai nutiniai. Praėjau dabar dar stovi laukiu apšaugas. Na jau, švies mūsų apie renginą. Mano dešas viską peršys. Šviečiančios atsarvos bus jau dabar. O panašu, muitiniai baigta. Viskas. Kaip pavažiuoju dabar į keltą, čia reik viską įsirinkt taikyti. Nesuprantu. Nes prisipirkt reikia. Nepasiprantu, kad čia. Tai važiuojame. Gal reikia? Stop! Bonjour. Comment allez-vous? Take it. Back up! Thank you. Iki kitų kartų, Marokas.